Vestibulinė sistema yra pati svarbiausia sensorinė sistema žmogaus organizme. Jeigu mes įsivaizduojam, kad centrinė nervų sistema, jinai reguliuoja visą žmogaus kūną, mūsų emocijas, veiksmus, jausmus ir visą kitą. Tai vestibulinė sistema užima patį pagrindinį pagrindą šitoj centriniai nervų sistemai ir reguliuoja viską, kaip mes jaučiamės ir kaip veikiame aplinkoje. Vestibulinė sistema susijusi su keletu labai svarbių aspektų. Pirmiausia, su mūsų motorika, judesio pasikeitimu, mūsų judėjimu erdvėje, mūsų judesio kitimu, tai yra ar mes einame tiesiai, ar norim padaryti kažkokį tai lenkiamąjį judesį, ar mes norime tiesiog atlikti kažkokią tai veiklą gulimoj padėty, pavyzdžiui, plaukimas, ar mes norime važiuoti dviračiu ir taip toliau. Tai vestibulinė sistema atlieka patį svarbiausią darbą, tai yra reguliuoja visą žmogaus kūno mechanizmą. Taipogi vestibulinė sistema yra ypatingai glaudžiai susijusi su mūsų limbalinė sistema, kuri yra atsakinga už mūsų emocijas ir emocinį foną. Dėl to, jeigu vestibulinė sistema yra šiek tiek jautresnė, patiria tam tikrų iššūkių, tai ir žmogaus emocijos bus labilesnės, jis gali greičiau tiesiog susijaudinti, susinervuoti, gali tiesiog būti labiau įsitempęs, tiesiog jausmingesnis ir netgi paprastos situacijos gali tiesiog išvesti iš pusiausvyros. Todėl, kad vestibulinės sistemos stiprinimas turi keliauti kartu su ir emociniu stiprinimu. Ir vestibulinė sistema, kadangi reguliuoja tiek mūsų motoriką, tiek ir emocijas, tai ir sensorinės dietos principas turėtų būti būtent stiprinti per judesį ir žmogaus emocinį foną. Neužtenka tik, sakykim, kineziterapijai įvertinti tą motorinę raidą. Mes tada turim vis tiek truputį plačiau žiūrėti ir mes pamatom, kad kiek tos sensorinės sistemos yra svarbios, kad jam pavyktų, kad ta motorinė raida vystytųsi nuosekliai. Taip, tai būtent tas pavyzdys, kada keturpešiai padėty, jam reikia išlaikyti padėtį ir dar yra galva, taip, galvą mes sukiojam, nes mus, sakykime, vaikas, kūdikis seka aplinkos dirgiklių stimulus, tokius vizualinius, klausos, kažkas sučežėjo, sušmežavo, jisai vedamas, sakykime, klausos stimulas suka galvą ir tada mes pamatom, kad pasuko galvą ir viskas. Ir ta keturpėsčia padėtis išslydo mum iš po kojų, ta žemė susiubavo, taip. Arba pamačiau žaislą, taip, man norisi jį paimti, vaikui norisi jį paimti, bet jam neišino sukoordinuoti, jis pakėlė ranką ir vėl išslydo žemė iš po kojų. Mes tada diferencijuojam, ar tai yra raumenų tonuso paseka, sakykime, žemas tonusas, padidintas tonusas, ar tai jau yra kombinacija sensorinių sistemų disfunkcija, kas, sakykime, sąlygoja būtent griaučių raumenų sistemos, sakykime, sutrikimus, kad jam neišeina surinkti savęs. Šiandien dienai, ar pasitaiko kažkoks kaip probleminis elgesys, kurį reikėtų kažkaip tai spręsti, modeliuoti, kažkokios specialistų pagalbos reikėtų? Taip, mane neramina tas labai toks ryškus elgesys, kartais būna Akropolį, kada mes vaikštom, pirmiausia apžiūrim visą savo tas reklamas mėgstamas, paskui keliaujam į tą batutų parką. Ir matau, kartais sustingsta mano žmogus, mažulis tas. Ir jisai, pamatęs kokį mažesnį vaiką, jisai bėga paskui gąsdinančiai ir pradeda įgąsdinti. Trypti kojytėm, leisti garsus tokius, kur,
kai visi vaikai susirenka į vieną krūvą ir visi žaidžia, bėgioja visą kitą ir kažkas čia pradeda persekioti ir trypti kojytėm ir dar didesnis, tada visada su juo esu ir visą laiką stengiuosi tada jau jį paimti, kažką tai nukreipti ir netgi paaiškinti kažkam, tai taip gražiai prieėjus, kaip tavo vardas, va čia Eimantas yra, jis nekalba, galbūt jis taip sveikinasi su tavim, sušvelninti tą padėtį, bet kartais būna, kad jisai va tiesiog kažko tai pagautas, jis tiesiog toliau tą persekiojimą tęsia ir tu nežinai, kaip elgtis, tu jau kaip ir bandai nutraukti, kaip ir neišeina. Išeina isterija, mušimasis, galbūt kritimas ant žemės ir tada nebežinai, kaip elgtis. Anksčiau būdavo suplanuotas laikas, mes čia 2 valandas varom į batutus, paskui galbūt man čia reikia kažkur nuvažiuoti, kažką atiduoti, galbūt pagaminti dar kažką. Žmogui netinka tas mano planas, jis nori 5 valandas pabūti, o tu kažkur tai skubi ir tos konfliktas toksai einam, o jisai atsigula tau ant žemės. Ir ką, esu ir ištempusi iš Akropolio, nes kažkur tai labai stipriai reikėjo vos ne už kojos. Ir kad, buvo tiesiog sunku ir tu verki, nes tu žinai, kad tau kažkas tai reikalinga yra. Kalbant apie pagalbos būdus šiuo atveju, ar ne, tiek vienu, tiek kitu jie būtų skirtingi. Vaikas, kuris sunkiai juda, nesaugiai jaučiasi, tai jį kaip tik reikia palengva, pamažu pratinti prie tam tikrų judesių, kūno padėties pasikeitimų, ar ne, lėto ramaus siūbavimo, lingavimo, lėtų veiklų kažkokių, ar ne. Tuo tarpu kitas vaikas, kuriam reikia aktyvių labai veiklų, tai mes jam galim pasiūlyti ir batutus, ar ne, visas aktyves labai veiklas, šokinėjimus, judesius su sunkiais svoriais, laipiojimus, karstymus ir taip toliau, stiprius supavimus, kažkokius subavimus. Vestibulinė sistema turi turbūt didžiausią įtaką būtent dėmesio sutrikimams, dėmesio koncentracijai, susikaupimui. Tai pas mus vidinėje ausyje yra skystis, kurį dažnai vaikams turintiems vestibulinės sistemos sutrikimų norisi tą skystį pajudinti tam, kad jie galėtų daugiau susikaupti. Ir tai mes galime matyti natūraliai jų elgesyje. Pavyzdžiui, sėdime prie stalo ir vaikas jau kažkaip galvą pakreipęs, persilenkęs, persisvėręs ir panašiai. Tai jau yra ženklas, kad galbūt užduotis yra pakankamai sudėtinga jam. Dažniausiai tėvai kreipiasi, kai jie jau patys nebegali įveikti iškilusių sunkumų, kai neužtenka jų resursų, kai neužtenka jų žinių, arba kai sutrikimai jau būna tokie labai žymus. Tai jie vėlgi dažniausiai kreipiasi ir tikrai tada labai yra sveikintinas dalykas, ypač sveikintinas tokioj, kai nelaukia tėvai, kai jau pribręs ar ne, kai jau jie nebegalės susitvarkyti, kai ta problema arba sunkumai tokie gauna sudėtingą mastą, kai vaiko elgesys, iš tikrųjų elgesys yra tik ledkalnis, jisai rodo, kad kas yra sutrikęs elgesys, tai tokia reakcija į stresą, reiškia vaiko gyvenime yra labai daug streso, jo subjektyviai suvokiamo streso, kurį jo kūnas vertina kaip stresą. Ypač kalbinės veiklas mes galime perkelti į kitą erdvę ir naudoti sensorinės priemonės, galbūt ir užsiėmimą paversti tokiu į sensoriką orientuotų. Vėlgi svarbu yra žinoti, kad mes tikrai galime perkelti veiklą į kitą erdvę ir tai gali trukti tikrai labai trumpai. Užtenka, kad tas skystis vidinėje ausyje truputėlį pajudėtų ir vėl grįžtame ir susikoncentravę galime baigti užduotį, tęsti. Aišku, tęsti ją galime ir kitose veiklose. Pirmiausia,
kai vaikas turi sensorinių iššūkių, neretai atsiranda probleminis elgesys. Dar dalis vaikų, kaip logopedė, ką aš galiu paminėti, turi kalbos ir komunikacijos problemų. Tai negali net išsakyti, ar ne, kas jam negerai, kas jį trikdo ir taip toliau. Tai mūsų pagrindinis darbas yra labai didelis vaikas stebėti aplinkose, kas jį dirgina, kad dirgiklius galėtumėm pašalinti. Ir jeigu mes vaikui nesuteikiam to, ko jam reikia, na, sakykime, vaikas yra norintis daug judėti, šokinėti, bėgioti ir taip toliau. Ir mes jį pasodinam į kėdę ir tikimės, kad viskas dabar bus gerai ir jisai dirbs ir viskas jam seksis, tai nieko panašaus. Tam ir yra reikalinga dieta sensorinė, kad vaikui būtų patenkinti tie poreikiai, kad tinkamui vietoj, tinkamų laikų jisai galėtų išjudėti, ištriukšmauti, iščiupinėti, išuostyti ir taip toliau, kas jam kur kyla, kokie iššūkiai. Kai mes kalbam apie sensorikos sutrikimus, svarbu suprasti, kad sensorinių sutrikimų ir sensorinių iššūkių mes nesirenkame. Todėl labai svarbus yra sensorinės dietos taikymas. Ir sensorinę dietą mes suprantam kaip kompleksą įvairiausių veiksnių, kurie sudaro prielaidas ir sąlygas vaikui, jaunuoliui atliepti savo poreikius. Jeigu galvojam apie tai, kad sensoriniai poreikiai ir iššūkiai, su kuriais susiduria vaikas ar jaunuolis, yra kaip tam tikri tušti vazonėliai arba tušti ąsotėliai, kurias reikia pripildyti, tai sensorinė dieta, kuri yra tinkamai parinkta pagal vaiko ir jaunuolio sensorinius iššūkius, be jokios abejonės, na, tuos ąsotėlius ir užpildo. Užpildžius tuos ąsotėlius, mums yra ženkliai lengviau dalyvauti vienoje arba kitoje veikloje. Tai labai svarbu yra ir sensorinės dietos taikymas, tai gali būti tam tikros kompresijos, tai gali būti pasunkintų priemonių galbūt naudojimas, tai gali būti kūno šukavimas ir kitos kompleksinės priemonės, kurios yra taikomos vaikui arba jaunuoliui. Antra dalykas, kas yra labai svarbu, parengta aplinka, nes aplinka taipogi daro labai didelę įtaką vaiko ir jaunuolio tam socialiniam dalyvavimui ir įtraukiam dalyvavimui. Sensorinė dieta, tai ne dieta ar ne maisto prasme, o būtent sensorinių pojūčių vaiko prasme, tai yra nuosekli jutiminė veiklų sistema vaikui sudaryta. Na, kaip pavyzdys, vaikas yra labai aktyvus. Mūsų akim net vadinsim jį kokiu hiperaktyviu, ar ne, jisai nori judėti, šokinėti, suptis, linguoti, o mums reikia ugdymo procese ramaus vaiko, ar ne, kad jisai galėtų kuo labiau susikaupti. Tai kas ta dieta būtų? Tai būtų nuosekli sistema, kada vaikas gali patenkinti tą poreikį išjudėti, ar ne? Ne pamokos, ne užsiėmimo metu, bet gal kažkokiu sudarytų grafikų. Tai gali būti kaip ir sensorinė pertrauka pamokos metu, ar ne, kelios pertraukos pamokos metu, ar užsiėmimo metu. Bet čia jau atsižvelgiam į kiekvieno vaiko poreikį, ar ne, sensoriniai dietai. Vienam reikės raminančių veiklų, kad jisai galėtų susikaupti ir nurimtų jo visa sistema, ar ne, sensorinė, jutiminė visa sistema nurimtų. Kitam reikės aktyvinančių veiklų. Tai čia yra, kaip ir, sakykime, ne vieno žmogaus darbas, tai visos komandos darbas, kas dirba su tuo vaiku, tai ir ergoterapeutas, ar ne, ir logopedas ir dar kiti specialistai, kurie gali padaryti ir sudaryti tą sensorinę dietą vaikui.